Laisvė ir jos gynyba tai ne abstraktų žodžiai, tai visų pirma konkretų žmonės ir šalia manęs dar vienas žmogus, kuris Lietuvos krašto apsaugą matė nuo pat pirmosios akimirkos. Tai Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis. Gerbiamas Virginijau, jūs esat, kaip minėjau, vienas iš tų, kurie nuo pat pirmos akimirkos kartu su kraštu ir jo apsauga. Kaip prisimenat tuos laikus ir kas jūs tuomet motyvavo stoti į savo krašto gynybą, iš kur sėmėtės įkvėpimo, kiek svarbi ir kokia svarbi buvo praeitis? Kaip aš sakau, pilietiškumas mumise visada prasideda turbūt nuo motinos pieno, nuo genetikos. 87-8 metai, tai buvo tas laikmetis, Sąjūdžio gimimas, kur istorija davė šansą. Ir tas laikmetis buvo pažymėtas, kaip dabar vadiname, dainuojančią revoliuciją. Ar ne? Nes kiekvienas laikmetis yra nevienodas. 19 amžiuje knygnešiai, 18 savanoriai, pokario partizanai, kalantinės, gėlių vaikai laikotarpis buvo, ar ne? Turbūt šiame laikmetyje mes matome kitokius iššūkius. Dabar su dainelėm nelabai tanką be pastabdysi, yra kiti momentai. Ir aš iš dabartinės pozicijos galiu tik tai pasidžiaugti, kad mūsų ministerijos mobilizacijos mokykla.lt, duodanti bazinės žinias apie mobilizaciją, apie priimančios šalies paramą, apie pilietinį pasipriešinimą, šiandien jau yra prasukta 200 000 kartų. 200 000 apsilankymų sertifikuotų piliečių turėjo galimybę gauti bazinės žinias ir tai džiugina. O kontaktiniai mokymai apie visuotinę gynybą, pilietinį pasipriešinimą visuomenės tarpe taip pat yra populiarūs ir tai džiugu. Mes turime labai gerą visuomenę, labai gerą jaunimą ir man iš tiesų yra labai malonu. Matot motivaciją ir dabarties kartoj stoti į savo krašto gynybą esant reikalui, pilietinio pasipriešinimo galų gale motivacija? Vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai ir svarbiausia, kad mes sukūrėme labai daug galimybių, nišų, platformų, kur tą gali dalyką padaryti. Nebūtinai stojant į krašto apsaugą ginklų, registruojantis komendantūrą ir karo akademiją ar savanorišką krašto apsaugos tarnybą, yra įvairių neginkluoto, aktyvaus, pasyvaus pasipriešinimo formų, dalykų, kur visuomenė dabar aktyviai įsitraukusi ir mes matome, kaip šimtai tūkstančių kilometražų pinami maskuojantis tinklai, kurie yra labai svarbus dalykas taktiniam lygmenį, keliauja į Ukrainą, apsisaugo nuo tų dronų, maskuojant techniką, apkasų ar blindažinės žvakes lydant, kur tikrai gali ne tik šviesos žiburėlį gauti, bet ir apsišiltinimo būdus suvokti per ne tik drabužių sluoksniavimą, bet ir tas žvakes. Tai yra tokie dalykai, kur dabar gali gauti tų įgūdžių, ateiti į tos kursus mūsų ir pasisemti, žinoti, kur tavo vieta valstybės gynyboje. Jinai įvairi yra. Į tą patį maisto banką teiks sriubą išvirsi, kaip 90 metais vieni arbatą vyrė, maistą nešiojo, kiti budėjo, keitėsi pamainom. Žiūrėkit, kaip mergaitė buvo parpuolusi Kaune, kaip pavogė. Kiek žmonių atėjo prie policijos komisariato, imkit mus ir naudokit, policija pasimetė, nežinau, kaip suvadybinti srautus žmonių. Ir reiškia, mes pilietiškumų tikrai turime daug. Ta savanorystė, bendruomeniškumas yra tas užkartas, kuris veda mumis į priekį. O dabar, Virginijau, ačiū Jums visų pirma.